Sveiki, laba diena. Bendra taro prognozė ožiaragiui bus pavasaris, kovas, balandis, gegužis. Pažiūrėkime, koksai pavasaris laukia ožiaragio. Kokios galimybės atsiveria ožiaragiam. To čia pamaišom dar biškį. Taip, kokios atsiveria galimybės ožiaragiam. Kokių įvykių bus labai daug. Kas bus stabilu be pasikeitimų. Kokioje srityje bus pasikeitimai. Meilė, jausmai. Darbas, finansai. Naujos patirtis. Pasiekimai, pergalės. Kas iš jūsų gyvenimo išeina. Staigmena ir naujiena. Ir po to žiūrėsim ir patarimą. Kokios galimybės atsiveria ožiaragiams? Vis dėlto šeima. Laimė, laiminga šeima, džiaugsmas, visa kita. Tai vis dėlto šį pavasarį ožiaragiam, jeigu tai žmonės, kurie galbūt neturi šeimos, tai galbūt yra galimybės vis dėlto pradėti kažką, tai nežinau, vestuvės kelti, susižadėti, žodžiu, su laime. Matot, kada mes šnekam apie šeimą, tai be abejo laiminga šeima, bet iš tikrųjų žmonės galbūt neturi savo šeimos, bet jie turi labai gerą draugų kolektyvą, draugus. Tai žodžiu, galimybės atsiveria iš tikrųjų, kad ožiaragiai būtų vis dėlto laimingi. Kažką tai daryti tokio, kad ne tik aš vienas džiaugiuosi, bet ir kitiem gerai. Va būtent tiem žmonėm, kurie yra šalia ožiaragių, kad ir jiem yra gerai. Tai netgi gali būti ir organizuojamas kažkokios atostogos ar dar kažkas. Tai tiesiog žmonių grupė, kurie džiaugiasi kartu. Kokių įvykių? Palaukit, pasižiūrėkime apie tą šeimą. Vis dėlto tos galimybės atsiveria šį pavasarį, tai vis dėlto ta laiminga šeima, tas draugai, kaip ir minėjau, tie draugai, vis dėlto žmonių grupė. Ir galbūt atsiveria tos galimybės netgi sužinoti žmonės, kurie jum kažką tai už nugaros rezgė, kažkokias tai intrigas. Ir, žodžiu, galimybė yra tokia sužinoti iš tikrųjų, kas yra kas. Tai gali būti irgi tokia galimybė. Be abejo, sužinom, kas mums iš tikrųjų kenkia, tai ir tada laimė. Kokių įvykių šį pavasarį bus daug ožiaragiam? Galbūt reikės konsultuoti su kažkokiais tai žmonėmis, kurie gerai išmano savo darbą. Tai darbas trise. Suprantat, tai kažkas tai statymas, darimas, projektavimas, bet tai yra žmonių grupė. Tai galbūt medikai, galbūt kažkokie tai medicininės apžiūros, galbūt advokatai, teisininkai. Žodžiu, jeigu ožiaragiai statosi naują namą kažkokį ar darosi remontus, tai be abejo galbūt tai bus meistrai, kurie kaip sakant, dizaineriai, dar kažkas žmogus, kuris kažką tai patars, ta prasme, geriau išmano savo darbą negu patys ožiaragiai. Ir vis dėlto, taip, tai yra žmonių grupė, vis dėlto tai galbūt su draugų grupė, žmonių grupė, kažkokia kolektyvas tiesiog, kažkas tai būtent projektuojama, statoma, planuojama ir tikrai, kur galėtų atnešti geras galimybės ir geras perspektyvas ir gerus rezultatus. Vadinasi, kažką tai ožiaragiai planuoja,
Be abejo, tai yra ateitis, kad galbūt bus rezultatas ir po pusės metų, bet tai tikrai yra geros galimybės ir tai yra tikrai žmonių grupė. Tai, žodžiu, tikrai ožiaragiai šį pavasarį tikrai neliūdės, bet tai gali būti ir studijos, ir mokslai, taip pat studijos mokslai yra investicija į ateitį, suprantat. Tai, žodžiu, neliūdės, tikrai kažką tai darys pozityvaus, naudingo, kur turėtų tikrai atnešti gerus rezultatus ateičiai. Kas bus stabilu be pasikeitimų, be būtent stabilu be pasikeitimų, vis dėlto dėl kažkokių tai priežasčių ožiaragiai negali apsispręsti. Nežino, ta prasme, ar paliekam viską taip, kaip yra, ar keisti kažką tai. Nes žinot, kas yra, iš tikrųjų, ožiaragiai kažko tai nemato arba nenori matyti. Ir va tas dalykas energijų trūkumas. Žmogus nemato kažkokių perspektyvų. Žmogus, galima sakyti, pavargęs, nežino, ką daryti. Ir dėl to, kad, žinau, kaip būna, kad jau viskas mintis ir nežinau, ką daryti. Nes iš tikrųjų ožiaragis, jisai nemato kažko tai. Bet jam trūkumas energijų, gyvybiškų energijų žmogui trūkumas. Nes jisai pats nenori kažko tai paleisti, suprantat. Yra kažkokia tai situacija, kurios jam yra blogai, jisai nežino galbūt kaip išeiti iš jos, arba laukia, kol kažkas tai kažką tai padarys už jį, kažkas tai pasikeis, pats žmogus ar dar kažką tai. Ir jau jam iš tikrųjų tikrai nėra gerai. Tikrai jam nėra gerai, bet jisai to dalyko nenori paleisti pats. Kokioje srityje vis dėlto bus pasikeitimai? Tai gali būti vis dėlto pasikeitimai su sutuoktiniu. Tai žmogus, kuris tiesiog vadovauja, galbūt rūpinasi. Tai yra darbdavys, tai yra tėtis, tai yra dėdukas, tai yra sutuoktinis, tai yra žmogus. Bet tai gali būti iš tikrųjų ir moteris, suprantate, imperatorius, tas žmogus, kuris valdo. Valdingas, kaip pasakiau, taip turi būti. Ir, žodžiu, šitoj srity vis dėlto turėtų būti pasikeitimai kažkokie tai. Ir žinot, vis dėlto šitoj srity pasikeitimai yra tame, kad vis dėlto kažkoks tai įvykis arba jau jisai iš senai yra, senai tęsiasi. Ir tai yra velnias, tai vis dėlto yra manipuliacijos, melas, pavydas, priklausomybės. Žodžiu, va šitoj srity, tai galbūt vis dėlto tas žmogus imperatorius, taip jisai galbūt jums tiesiog daug laiko, jau daug metų manipuliuoja. Melagis, žodžiu. Ir va būtent tos jūsų energijos ir nueina ne ten, kur reikia. Suprantat, galbūt pats žmogus turi priklausomybę kažkokių tai, suprantat, su alkoholiu ar dar kažką. Ir jūs tiesiog net nežinot, ką daryti. Ir va vis dėlto šitoj srity turi būti kažkoks pasikeitimas. Nors jūs nenorite matyti, jūs realiai nenorite matyti, bet tai turėtų kažkokia, ir jūs sukotės kaip užburtam rate, bet tai galbūt turėtų to gyvenimo tokio periodo ateiti pabaiga. Jūsų noru, ne jūsų noru, bet kažkokia tai pabaiga ateina. Tai va būtent ir pasikeitimai kažkokie tai. Meilė jausmai, va būtent meilė jausmai, asmeninis gyvenimas, tai jūs tikrai tikėjotės daug, įdėjote daug jėgų, daug sveikatos, daug energijos, daug laiko. Žodžiu, o rezultato nėra tokio, kokio tikėjotės. Vadinasi, rezultato tokio nėra, kokio tikėjotės. Ir jaučiatės toksai truputėlį morališkai nusiminęs. Tai ir jūsų iš tikrųjų ir parodo, kad jūs tiesiog žmogus, kuris nenorite matyti, bet jau ir ta depresija, aš nežinau, ką daryti. Aš nežinau.
Man viskas atsibodo, aš neturiu daugiau jėgų, bet aš nežinau, ką daryti. Nes galbūt ten tai ir yra tas tikėjimas, kad kažkas tai, galbūt sutuoktinis vis dėlto kažkaip tai pasikeis, bet dėja vėl tas pats. Nes vis dėlto, kaip bebūtų, gal jūs galvojate būtent palikti praeitį ir eiti į priekį, paliekat praeitį be abejo su savo praeities problemom, bet dabar dar jūs stabdo baimės. Bet jau pas jūs mintis tokios yra vis dėlto kažką tai keisti savo asmeniniam gyvenimui. Darbas finansai. Va darbas finansai, kas atrodė buvo stabilu, kas buvo, atrodo viskas, stabiliai, viskas taip, kaip buvo, viskas subirėjo. Pasikeitimai jūsų gyvenime taip pat darbe ir finansuose yra. Bet, žinot, kaip sakant, tai subirėjo praeitis vakar. Be abejo, žmogus visą laiką atgimsta, suprantat. Bet va būtent tas stabilumas, kas buvo ten toksai darbas, tokios pareigos, tokie finansai, vyras te gauna, aš te gaunu, kažkas atsitinka taip, kad to dalyko nėra, suprantat. Kad to dalyko nėra. Ir vis dėlto šito dalyko priežastis, va to subirėjimo, tai gali būti vis dėlto arba trečias asmuo įsimaišęs į jūsų gyvenimą, kuris tik galvoja apie save, kuriam svarbu labai materialus pasaulis, mėgautis gyvenimu. Arba tai vis dėlto gali būti susijęs su žmonių grupe, tai draugai, kolegos ir visa kita. Irgi va tas va draugas gali būti galbūt geriausias draugas, o kažką tai padarys tokio, kad be abejo jisai galvos tik apie save, nepagalvos apie kitus. Kažkoks tai įvykis vis dėlto bus. Dabar naujos patirtis, vis dėlto sėkmė ožiaragio gyvenime sukasi. Ir pasižiūrėkime į kurią pusę. Palaukit. Naujos patirtis, va būtent biškį pabėgo man. Naujos patirtis tai vis dėlto kas? Ožiaragiai galbūt nenorėjo matyti, bandė išlaukti, nenorėjo matyti realybės. Ir ta vis dėlto nauja patirtis yra tame, kad galbūt man būtent nenoras matyti. Žiūrėkit, ožiaragiai, jie savo ar ne savo norų nenorėjo matyti realiai situacijos, galbūt iš savo baimių, galbūt tiesiog, žinot, nenoriu nieko keisti, įtariu, bet tiek to, apsimesiu, kad niekas nevyksta. Galbūt žmonės susipras, galbūt žmonės pasikeis. Ta prasme, apsimetu ir kad viskas labai gerai. O būtent ir tas dalykas, va tiesiog patys ožiaragiai savo ar ne savo norų buvo užsidarę tokiam narve, kad auka, aš nieko negaliu pakeisti. Iš tikrųjų, ožiaragiai turėjo galimybės keisti, bet čia, žinot, kaip sakant, visą laiką pasirenkam mes pagal galimybės, ar aukos vaidmuo, ar kovotojo vaidmuo. Ir va, žiūrėkit, va, būtent naujos patirtis, tai vis dėlto yra nauja pradžia saulė. Vadinasi, iš šitos visos situacijos, kas buvo, kad negaliu, bijau, nematau, nenoriu matyti. Tai yra saulė, tai yra kažkokios tai naujos pradžios, ožiaragis atgimsta. Vadinasi, jis vis dėlto kažkokiu tai būdu pamatys, kas jam galbūt gyvenime nelabai teikia džiaugsmą, ar žmonės kažkokie, tai suprantat, ir va būtent išlys galbūt jisai iš savo tų baimių narvo
nes šitam narve mus laiko tik tai mūsų mintis, mūsų baimės, mūsų nepasitikėjimas ir visa kita. Ir atgims iš naujo. Tai yra naujos pradžios. Tai va būtent tos naujos patirtis bus tokios, kad vis dėlto ožiaragis pradės kažką tai naujo. Galbūt savo naują gyvenimo periodą, naują gyvenimo etapą, be abejo, bet jie turi iš pradžių pamatyti. Bet aš manau, kad jie atsimerks. Dabar pasiekimai ir pergalės, va būtent sėkmė. Vis dėlto jo ožiaragių gyvenimas, sėkmė atrodo kaip ir šypsosi. Sėkmės ratas sukasi į ožiaragių gyvenimą šį pavasarį. Žiūrėkit, ožiaragiai, kad sėkmės ratas, kad jų sėkmė pagaliau atsisuktų į jūsų pusę ir nenusisuktų, va būtent nustokite svajoti. Nustokite, žinot, kaip sako, žmogui ant minčių migla užpūsta. Žmogus nemato realiai situacijos. Va būtent, galbūt reikia truputėlį realiai pamastyti, kad kur baimės, kur svajonės, kur galbūt kitų žmonių kažkokia įtaka, kad baugina ten dar kažką tai. Ir va būtent jūs turite visas galimybės. Jūs turite visas galimybės, kad va tiesiog tos pasiekimai, ką jūs norite, jūs galite daryti. Kad pasiekmė jūsų pusė atsisuktų. Jūs galite. Bet svarbiausia, žinot, kas yra? Tas va, kad užsidegiau kaip degtukas ir nieko nedarau, kad tai tik tai yra mintis ir impulsas. Suprantat, jeigu jūs norit kažką daryti, reikia nenuleisti rankų. Tai va, kad sėkmė, kad pasiektumėte savo tikslus ir kad tikrai sėkmė jūsų pusė atsisukus būtų. Nustokite svajoti, pamatykite realiai žmones, pamatykite, kas vyksta aplink jūs. Ir svarbiausia, jeigu pradėjote, raitokitės rankovės ir eikite į priekį, nes jūs turite visas galimybės. Ir vis dėlto, kas iš jūsų gyvenimo išeina? Santuoka, sutuoktinis, mokytojas, dvasinis mokytojas, laikymasis taisyklių. Žinot, kaip gyvenam pagal 10 Dievo įstatymų. Gyvename taip, kaip mus mokino tėvai. Va tas visas, kaip sakant, dalykas iš jūsų gyvenimo išeina. Bet pasižiūrėkime, kasgi išeina. Santuoka, tas mokytojas, žmogus galbūt, kuris va būtent jum labai gerai makaronų ant ausų prikabino dėl savo manipulacijų, tiesiog labai gerai primelavo. Tai čia toks būtų tipiškas ir dvasinis mokytojas, jeigu kažkokios tai yra, galbūt kaip kurie ožiaragiai dalyvauja kažkokiose tai savęs pažinimo mokyklose, magijos mokyklose, ten save pažinti, save kažką, tai gali būti irgi, kad va, suprasit, kad čia iš tikrųjų tik makaronai. Ir tai žmogus yra manipuliatorius, kuris va būtent aš esu lyderis, aš moku, aš suprantu ir tu turi paklusti man, tu turi daryti taip, kaip aš tau ką sakau. Tai gali būti ir sutuoktinis, tai gali būti tiesiog žmogus, kuris va jūs mokina. Jisai geriau supranta, jisai geriau žino negu jūs. Ir iš tikrųjų tas žmogus tai va velnias, tai yra manipuliatorius, melagis. Tiesiog gal pas jūs yra va tas ryšys toksai, kad jūs ir jaučiatės priklausomi nuo jų, nuo to žmogaus, suprantat jūs, jisai laiko jūs pririštus ir nepaleidžia. Ir tai vis dėlto yra seni įvykiai ir ta netikra laimė, va būtent, kad nebuvot galbūt jūs laimingi, bet žinot, kaip sakant, patikėjote arba kitaip net neįsivaizdavote. Va būtent iš jūsų gyvenimo toksai manipuliatorius išeina. Tai nesvarbu, kas gali būti. Sutuoktinis, kažkoks tai mokytojas, kažkoks žmogus, kuris tiesiog jisai labai gerai
išmano savo darbą. Ir kokiagi žinia, kokiagi staigmena ir naujiena. Vis dėlto staigmena bus, kad vis dėlto galite gauti kažkokią tai žinutę, laišką, perskaityti kažkokį tai laišką, nu, žodžiu, kažkokią rašytinę naujieną gali būti va ta staigmena, arba ta staigmena gali būti vis dėlto susijusi su kažkokiu tai jaunu žmogumi, kuris yra ambicingas, be abejo, bet tai yra jaunas žmogus, suprantat. Ir toksai ambicingas, aš noriu, aš užsidegiau ir bus taip, kaip noriu aš. Tai gali būti iš tikrųjų ir tas mokytojas iš tikrųjų. Ir kokiagi tas naujiena, tai vis dėlto kažkas yra susiję dar ir su moterimi, kuri vadovaujasi tik tai protu. Ir tai gali būti tokia naujiena, tokia, kad tai tiesiog jų konfliktinė situacija, va būtent konfliktai. Suprantate, tai vis dėlto staigmena arba naujiena, tai gali gauti tokią žinutę, tokią sužinoti naujieną iš tos moters arba apie tą moterį. Ir kuri be abejo, tai bus, žinot, tokia naujiena, kad kaip viesulas, tokia wow. Ir vis dėlto tai maži konfliktai, tai vadinasi tokia, kaip sakant, emociškai tikrai tokia naujiena bus kaip vėjai, kaip viesulai. Ir va būtent mūsų mintis, o ką visą laiką mūsų mintis, eisiu, padarysiu, pasakysiu, nu žodžiu. Jo, va tas va dalykas yra. Ir dabar pasižiūrėkime ožiaragiam patarimas, va būtent. Be abejo, ta naujiena apie tą moterį arba apie tą iš tos moters. Atminkite, tai gali būti ir vyras. Tai gali būti ir vyras, tik tai truputėlį moteriškų energijų. Nes be abejo dabar labai dažnai pasitaiko, kad žiūrime apie žmogų vieną dalyką. Aš pasakysiu, man asmeniškai buvo ir labai dažnai dabar taip yra, dėl to, kaip sakant, kaip darai kiekvieną konsultaciją, taip truputėlį ir pagalvoji. Visą laiką va būtent man krito kardų karalienė ir aš niekaip nesupratau, kaip ta gali būti kardų karalienė ir prie ko jinai čia man. Nes aš žiūrėjau situacijas apie vaikinuką, būtent apie vyrišką lytį, bet po to, kaip jau po kažkiek tai laiko, aš sužinojau, kad vis dėlto tas vaikinukas tai buvo vaikinukė. Suprantat, užtat man ir krisdavo tos kortos, būtent kardų karalienė, būtent nes tai jo moteriškos vis tiek energijos yra. Suprantat, kaip bebūtų, jisai yra moteriškas, nu, moteriškas energijos. Tai dėl to ir sakau, kad čia gali būti ir moteris, gali būti ir vyras. Suprantat, vyras truputėlį toks moteriškas. Nu, taigi ne visi vyrai pas mus, kaip sakant, dabar iš vis vyrai ofisuose dirba, taigi jie ir fiziškai yra silpnesni, dėl to jie ir gauna tokios moteriškos energijos, kad jie nėra taip jau tokie fiziškai stiprus ir emociškai. Pas mus kartais vyrai dabar jau emociškai silpnesni negu moteris, užtat ir būna, kad moteris rodo kaip vyrus, o vyrus rodo kaip moteris. Tai čia nėra ko stebėti. Ir dabar pažiūrėkime patarimas ožiaragiam. Žiūrėkit, vis dėlto ožiaragiai, vis dėlto pas jūs yra kažkokios tai paslaptys, kažkas yra slepiama. Ir jūs to dalyko kažkaip nematote, žinot, kas yra, galbūt ir jūs patys dvasiškai esate pavargę. Galbūt va būtent ožiaragiam reikia ieškotis problemų, sprendimo savo viduje, padirbti su savimi truputėlį. Nes va būtent ir tų energijų kaip ir nėra, kad žmogus, neturi tos gyvybiškų energijų, kad einu, darau, matau, reaguoju. O būtent jisai sėdi užsimerkęs toksai, nieko nenoriu, visas pasaulis man blogas, nieko nematau. Ir nemato realiai, kas jam pakišta palei nosį, suprantat, jisai nemato.
Ir va žiūrėkit, vis dėlto šita va visa finansai, laiminga šeima, laiminga giminė, kažkokie tai susibūrimai, kažkokios tai šventės, žodžiu, tas galbūt materialus pasaulis, taip, šeimos, nu, ten nekilnojami turtai, finansai, ką ir va būtent rodo ir darbas finansai, taip, kad viskas subyra. Kažkoks gyvenimo periodas, būtent ožiaragiam, atėjo į pabaigą. Tai yra mirtis. Vadinas, kas buvo vakar, to nebus. Kažkas ateina naujo, suprantat? Kažkoks gyvenimo etapas būtent naujas yra. Ir vis dėlto va tas gyvenimo etapas naujas yra tame, kad vis dėlto tie visi sunkumai, kas jums dabar atrodo galbūt neišvengiama, nepakeliama, galbūt jūs jų nenorite matyti, va būtent kažko nepriimat kažkokių tai sprendimų, nu, nes tiesiog nenorite, taip. Būtent tas stabilumas turi ateiti. Ta kova jinai nėra lengva, teks tikrai emociškai, nu, žodžiu, žmogui tikrai reikia pakovoti už save, bet ateis tas stabilumas, suprantat. Bet reikia pripažinti, kad kas baigėsi, tas baigėsi. Mes to, kai kas mirė, tas mirė, mes to iš numirusių neprikelsime. Mes galim tik tai, nu, padaryti naują gyvenimą, nes viskas atgimsta, taip, tai vadinasi, galim tą pačią situaciją padaryti daug geresnę, bet ne tokia pačia, kaip buvo, suprantate. Arba paprastesnė, bet čia iš tikrųjų ateina stabilumas. Tas stabilumas, saugumas, kad pagaliau kažkas tai. Ir pažiūrėkim. Va būtent mirtis, tas pasikeitimas kažkoks, galbūt tiesiog tai yra šeimoje kažkokia va krizė, kažkas atsitinka ir žmogus praranda kažką, tai gali būti netgi gaisras, suprantat, nu va sudegė namai, viskas. Suprantat, va ta nauja pradžia, va būtent tas naujas materialus gyvenimas, naujas, jūs turite galimybės kurti, daryti. Jūs turit visas galimybės daryti savo gyvenimą, kokį norite, kurti savo gyvenimą, aplinkinių savo gyvenimą, kokį norite. Bet va būtent jūs nenorite paleisti tai, kas buvo, tai, kas yra mano. Ir žodžiu, va tas man nepaleidimas, jeigu jūs nepaleisite, ant dviejų kėdžių nepasidėsi. Jūs turite paleisti ir tada turit galimybės kažką kurti naujo. Nes va tas va nepaleidimas tai yra svajonė. Tie jausmai, galbūt jūs nenorite paleisti savo sužadėtinio, ta prasme tos meilės vadinamos, taip, kad aš myliu tokia šeima, jinai tokia tobula šeima, visa kita, tai yra svajonė. Ir vis dėlto ta pabaiga, jinai atėjo, kažkoks gyvenimo periodas ožiaragių gyvenime atėjo. Tai gali būti būtent tas dalykas netikėtai. Taip, dėl ko? Dėl to, kad jūs tikėjote, kad jūsų šeima tobula, o pasirodo visai kažkas tai kitaip vyko gyvenime. Ir jums tai netikėtai, jūs atrodo, kad esat nužudyta. Bet va būtent reikia paleisti, reikia suprasti. Galbūt jūs patys nuspręsite vis dėlto, kad reikia pabaigti. Kas baigėsi, tas baigėsi, viskas. Baigėsi kas? Namų stabilumas. Va tas, kas buvo stabilu ožiaragių gyvenime, kažkoks gyvenimo periodas, kur atrodė va stabilu, tai gali būti finansai, darbas, jisai pasibaigė. Ir dėl ko ožiaragiai labai pergyvena, tai yra mūsų baimės, mūsų mintis, mūsų nepasitikėjimas, ką darysiu, kaip darysiu, bet ožiaragis gali atgimti iš naujo, pas jį galimybės yra tikrai labai geros, tik svarbiausia reikia jas pamatyti. O kad mes jas pamatytume, mes turime žiūrėti į priekį, o ne atgal. Tad sėkmės jums ožiaragiai, jeigu jums patiko šitas video. Laikiukas, jeigu nesate dar prisijungę į mano YouTube kanalą, kviečiu jungtis ir pasimatysime. Iki.